Labas rytas, einam į trenktuvę žygį Kostlainą. Neriai 106 km. Einam keltą pasižiūrėsim, kiek žmonių kelsis. Nu, 3,6 km jau nueita. Žygis tik prasidėjo. Šiek tiek liko dar. Bet jau sutikom daug žmonių, pabendravom su nemažai žmonių. Labai smagu, labai geras nuotaikas. Žiūrėjom toliau. Jos ir bus geras iki galo. Užlieja lietus, bet nieko tokio. Galbūt čia bus visas šios dienos lietus. Nebaisu. Stiklinis naujas dviračių takas. Lietus nurimo, bet į nugarą lyja paskutinis stiprus lietus, bet dabar liktais jau ramiau. Einam toliau. Vėl grįžom prie jūros. Prieš keletą kilometrų užkandom, žygiuojam toliau. Oras kaip nepasikeitė, prastas, lyja, bet niek, nuotaikas geras. Ten negyvasias kaupas matas. Ką tik atsigėrėm energetinę gėrimą, kurį davė maistas sportui. Važiuojam toliau. Važiuojam, einam. Einam toliau. Graži vieta, tiksliai nežinau, kur esam, nežiūrėjau žemėlapį, bet... Tarp negyvųjų kopų ir pervalkos. Taip, tarp negyvų kopų ir pervalkos.
Wow, einam pervalkė tokia mini Nida. Labai gražu, labai ramu, bet labai tvarkingas gražus miestelis. Reikia per daug pasikrauti ir koinės pasikeisti. Ir saulutės išlinda truputį šiandien, ne tik lietus. Kalėce krūgo ko paliko už nugaros. Šį kartą iki pačios jos nenuėjom to aukščiausią tašką, bet visiškai šalia. Gerai, reikia pašalinti šiek tiek, nes laukia dabar sungesnis etapas. Eiti pajūriu gali būti, kad tokius 9 km, nes visą jau čia tą reikės praeiti rezervatą. Ką tik praėjome labai sunkiai atkarpą Paplūdimiu. 12 km vien smėliu, tai nebuvo ten labai ką filmuoti. Dabar sėdėm, truputį pailsėsim ir judėsim toliau jau į Raganų kalną. Kas čia per sniegas rugsėjo mėnesį? Nepriejom. Atrodo nebedaug liko, bet girdėjom, kad bus dar paklaida kažkiek. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Einam toliau. Kilometrai jau vykti, bet vis dar einame link naujosios perkėlos, nes 5 kilometrai paklaida. Tai papildomai prisidėjo 5 kilometrai. Paklaida.